Bet šis pranešimas yra susijęs su naujausiais tyrimais. Ar jūs, kurie esate čia, žinote apie tyrimus, kurie buvo paskelbti 25 metų spalio mėnesį? Matau, 3 žmonės žino apie šiuos tyrimus. Ar dar kas nors esate girdėję apie žarnyno tyrimus ir testus? Kuo daugiau energijos duosite man, tuo daugiau energijos galėsiu grąžinti jums. Tad visa tema yra išties sudėtinga ir būtent dėl to skatinu jūs užsirašinėti, nes žinau, kad kuo daugiau apie tai kalbame, tuo geriau viską suprasite, nes ši mokslo sritis ir taip yra sudėtinga. Žmogaus žarnynas, apie kurį aš visada kalbu kaip apie žmogaus visatos centrą, yra be galo įvairus, labai kompleksiškas ir sudėtingas. Nėra 2 žmonių, kurie turėtų tą pačią žarnyno biotą. Todėl mes turime išmatuoti praktiškai erdvę, bet mes negalime, pavyzdžiui, kosmoso išmatuoti, nes yra neaprėpiama, lygiai visa tai yra neaprėpiama, lygiai tas pats taikoma ir mūsų žarnynui. Ten yra tiek mikrobų, tiek bakterijų, kurie gyvena ten, kurie ir sudaro žmogaus kūno ląsteles. Tad kuo daugiau jų yra, tuo yra sudėtingiau viską aprėpti ir tie mūsų organizmo gyventojai, jie taip pat bendrauja, komunikuoja ir viskas priklauso nuo to, ką jūs darote. Tad, kad mes viską galėtume suprasti, tam reikia skirti dėmesio ir žinių. Todėl mes kalbėsime apie tai, kaip tai vertinama, kaip matuojama ir kodėl taip daroma ir kaip tai padaryti teisingai. Ir kadangi jau tyrimai yra paskelbti, tai visas pasaulis tarsi išprotėjo pamatęs rezultatus. Kalbu ir apie JAV, ir apie kitas šalis, apie kitų šalių mokslininkų bendruomenę, nes mes dabar esame praktiškai to pionieriško metodo priešaky, nes mes vertinam ir matuojame tai, kaip žarnyno mikrobiota bendrauja, komunikuoja tarpusavyje. Mes iš esmės pakeitėme pokalbį apie žarnyno sveikatą. Jūs netgi galėsite pasidaryti patys savo žarnyno tyrimus ir galėsite pamatyti, ką reikia daryti. Ir jeigu kalbėsite su kitais, papasakosite jiems, kodėl jie turi pasidaryti tą tyrimą. Ir kuo paprasčiau galėsite tai papasakoti, kuo labiau patys tai suprasite, tuo jūsų pokalbis bus sėkmingesnis. Na ir šiandien padarysiu taip pat. Palinkėkite man sėkmės, nes aš pabandysiu mokslo kalbą paversti paprastą visiems suprantamą kalbą. Tad tikrai jums rekomenduoju užsirašinėti, galbūt net įsirašyti telefone, nes šiandien turite pačią geriausią galimybę apie tai sužinoti kuo daugiau ir netgi pranešimo pabaigoje užduoti klausimus. Ar esate su manim? Taip? Puiku. Tai visi tie 3 žmonės yra su manim, o jūs? Taip pat? Nuostabu. Pabandykime tada tai padaryti, pažiūrėkime, kaip mums pavyks. Taigi, kodėl žarnynas yra toks svarbus? Nes jame yra nuo 70 iki 80% mūsų imuninių ląstelių. Didžioji dalis mūsų imuniteto priklauso nuo žarnyno. Ten yra trilijonai metabolitų ir bakterijų. Tad iš esmės, kai žvelgiate į žarnyno vidų, jūs matote tą vidaus, galima sakyti, visatą, kuri tarpusavyje komunikuoja ir klestėjimas priklauso nuo to, ką darote jūs.
Aš jaučiu, kad mes mokslo bendruomenėje anksčiau apie tai labai aiškiai nekalbėdavome ir priežastis, dėl ko mes vengiame apie tai kalbėti, ko gero yra ta, kad viskas atrodo labai miglotai ir abstraktu. Tad nepaisant to, kad mes galime pažiūrėti vieni į kitus, jūs, aš, mes nesame dalykas, daiktas. Čia yra daiktas, čia yra stalas. Čia yra plokštė, o mes esame praktiškai procesų rinkinys. Mes esame tarsi sistemų orkestras. Būtent todėl biologija yra susijusi su balansu, su pusiausvyra. Ir mes kaip sistemų ir procesų organizacija turime komunikuoti, nes nuo to priklauso efektyvumas, veiksmingumas. Jeigu komunikacija yra tinkama, tada viskas vyksta tinkama linkme. Ir jeigu kūno organizme atsiranda komunikacijos trūkumas, tada galime sulaukti neigiamų pasekmių. Ir žarnynas yra visos tos komunikacijos centras. Tai yra tarsi komunikacijos centras mūsų organizme. Visi tai patvirtins. Jūs esate tai, ką valgote, bet tai yra tik tiesos dalis. Jūs taip pat esate tai, ką sugeriate, absorbuojate, nes mūsų žarnyno sveikata priklauso nuo mitybos medžiagų absorpcijos, tinkamos absorpcijos. Ir nuo to priklauso tai, kaip mūsų atskiri elementai tarpusavyje veikia ir tada nuo to priklauso mūsų sveikata. Aišku, viskas gali skambėti labai abstraktu, bet mes esame procesų rinkinys. Tai yra nuostabu ir mes tai priimame už gryną pinigą, nes mūsų yra labai daug. Tačiau reikia nepamiršti, kad mes esame procesų rinkiniai ir komunikacija yra esminė to dalis. Neseniai buvo atlikti tyrimai ir mums pasisekė, kad mes galėjome stebėti visą tai, kas jau yra atlikta. Bet kalbant apie mokslą ir technologijas, žinome, kad viskas turi judėti į priekį. Jeigu nebus pažangos toje srityje, tai mes tada vis dar keliautume po pasaulį oro balionais ar arkliu jotume į darbą, o ne automobiliu. Tad pažanga vyksta gan greitai ir jeigu, kalbant apie žarnyną, mes būtume prieš 200 metų žinoję tai, ką žinome dabar, kas pasiekta per 20 metų, tai prisimintume, kad jau seniausiai mokslininkai ir filosofai kalbėdavo apie tai, kad žarnynas yra pats svarbiausias dalykas. Tad mes intuityviu lygmeniu tai žinojome jau nuo seniausių laikų. Ir nereikia mums mokslininkų, kad pasakytų, kad žarnynas yra svarbiausia dalis. Jeigu mes bandytume nubraižyti mikrobų žemėlapį, tada būtų galima daryti išvadą, kad taip ir vertinamas, tyrinėjamas žarnynas. Tyrimai ir testai vis dar atliekami. Nežinau, ar jūs apie tai žinote, bet yra vienas testas, kuriam atlikti jums reikia išsituštinti, tada išmatų dalelę nusiųsti į laboratoriją ir laboratorija pasakys, kokių mikrobų ar bakterijų yra jūsų organizme. Ir tai yra labai įdomu ir tas darbas yra labai svarbus. Ir mano pranešimas ką tik dingo iš ekrano. Tad dabar galiu jau kalbėti iš viso, ką tik tai noriu. Taigi, šis darbas yra labai svarbus, bet jis visą laiką būdavo tarsi pažeidinėjamas. Aš pats, dirbdamas su Zinzino, vykdavau medicinos konferencijas, mokslo konferencijas, kalbėdavausi apie žmogaus sveikatą ir apie žarnyno vaidmenį. Ir netgi tada, prieš daug metų, aš būdavau labai ciniškai nusiteikęs, kalbant apie
išmatų testus ir apie tai, kad žmonėms būdavo pasakoma, kokių mikrobų ir bakterijų yra jų organizme. Kodėl aš būdavau ciniškas? Todėl, kad man netrodė, kad kliniškai tai yra svarbu. Bet iš esmės laboratorijos pačios niekada nepasakydavo, ką jos daro. Jos nepasakydavo, kas turi įvykti po testo. Sakydavo, ką tos bakterijos, pavyzdžiui, veikia tame organizme, už ką jos atsakingos. Ar galiu jau matyti savo pranešimą? Tad mes galime tarsi padaryti žarnyno žemėlapį ir jūs, pavyzdžiui, galite turėti tą patį žemėlapį, bet rezultatai ar pasiekmes būtų visiškai skirtingos. Kodėl nepakanka vien tik tai suskaičiuoti visų mikrobų ar bakterijų ir padaryti jų žemėlapį? Yra ta, kad du žmonės gali turėti tą patį dėsningumą, bet sveikata gali būti visiškai kitokia. Ir būtent todėl tokie testai ir keldavo didžiausią iššūkį. Aišku, aš suprantu, kad labai gerai suprantu, kodėl svarbu žinoti, kas vyksta žarnyne, bet reikia žinoti, pavyzdžiui, kaip bakterijos sąveikauja su maisto produktais. Visą tai yra labai gerai, bet galiu sąžininkai pasakyti, kai aš perskaičiau straipsnį apie tai, aš paklausiau, kas iš to, mes galime žinoti bakterijų pavadinimus, bet kas iš to, mes tai jau žinome, nėra jokios naujos informacijos apie tai, ką mes turime daryti, mes tiesiog turime daugiau informacijos apie tai, kas gyvena mūsų žarnyne. Būtent tas klausimas keldavo daugiausia sunkumų mūsų mokslo bendruomeniai. Ne tai, kas yra žarnyne, o ką veikia tie dalykai mūsų žarnyne, kokį vaidmenį vaidina kiekviena bakterija. Todėl mes dabar atveriame duris į tą pionierinį tyrimą. Ir mes dabar nagrinėjame tai, kokie yra mikrobų, pavyzdžiui, veiklos cheminiai pėdsakai. Ir būtent taip mes norime išmatuoti metabolitus žarnyne, mes norime matyti, kaip mikrobai sąveikauja tarpusavyje. Mes nebekalbame apie tai, kas yra žarnyne, bet kalbame apie tai, kas vyksta tame procese. Kaip vyksta sąveika. Dabar mes galime matyti, pavyzdžiui, kokie yra elgesio dėsniai, moduliai ir kaip tai keičia mūsų žarnyną. Taip mes galime pamatyti, ar mūsų imuniteto sistema gali tapti atsparesnė, ar mūsų vartojamas maistas imunitetą gali silpninti. Ir mes tada galime suprasti, kaip galime sustiprinti imunitetą savo veikla ir savo vartojimu maistu. O nežinodami, kaip viską daryti teisingai, mes imuniteto sistemai galime sukelti didžiulį stresą. Ir jeigu imuniteto sistema patiria didžiulį stresą, tada mūsų kūnas pasireiškia įvairiomis lygomis. Ir ko gero tada pasireikštų įvairių būklių ir lygų simptomai. Tai gali būti sloga, kosulys, kas tik tai nori. Todėl mums būtina užtikrinti, kad mūsų veikla, mūsų veiksmai padėtų stiprinti imuniteto sistemą, o žarnynas išliktų ramus. Ir taip mes ateiname į šią dieną. Į pokalbį apie naujausią informaciją. Tad žarnynas yra mūsų sistemų organas. Mes turime žarnyną, imuniteto sistemą, turime neuronų grandines, turime mitybos tinklą ir turime pokalbį tarp imuninės ir nervinės sistemos. Kaip ir sakiau, 75% mikrobų ir jų tarpusavio sąveikos vyksta žarnyne. Kalbant apie neuronų grandines, žmonės tai labai dažnai stebina, bet nepamirškime, kad yra tarsi greitkelis tarp žarnyno ir
smegenų. Tad neuronai yra tarsi to eismo reguliatoriai. Ir 90% sąveikos tarp nervo klajoklio vyksta nuo žarnyno iki smegenų. Ir taip yra siunčiama labai tiksli informacija iš žarnyno į smegenis, tai vyksta visą parą. Nežinau, ar jūs esate tai pastebėję, bet tarkim, jums gali skaudėti petį ar nykštį ir jūs galite skaudėti kelį ir jūs galite vis tiek vykti į darbą, bet žarnynas siųs signalus į smegenis ir galiausiai jūs turėsite atgulti į patalą, jeigu nieko nedarysite, nes galiausiai žarnynas nustos veikti taip, kaip reikia. Serotoninų grandinės irgi pradeda veikti žarnyne, nuo to priklauso mūsų judėjimas. Galbūt esate girdėję vieną posakį, komfortiškas maistas, ar ne? Jaukus maistas, tai yra maistas, kurį valgote tik todėl, kad pasijustumėte geriau. Pavyzdys, kurį visada pateikiu, kai kalbam apie tokį jaukų maistą, komforto maistą, tai yra toks. Pavyzdžiui, yra trečiadienis, baisi diena, išsiskyrėte su savo gyvenimo meilę, sugedo mašina, darbe kažkas nutiko ir jūs tiesiog norite užsidaryti duris ir palikti pasaulį už durų. Tad jūs grįžtate namo, apsivelkate jaukius naminius drabužius, įsijungiate kažkokį filmą, einate į virtuvę ir žinote, kad atsisėdę save nuraminsite, tada atsidarote spintelę ir išsitraukite, pavyzdžiui, maišą šviežių morkų ir nueinate į svetainę, griaužiate morkas, žiūrite televizorių ir jums tada labai gera. Ar pažįstamas vaizdas? Aišku, nepažįstamas vaizdas. Lygiai tokia pati situacija, bet iš tiesų jūs pasiimate ne morkas, o pavyzdžiui ledus ar sausainius ar traškučius ir iš esmės tada jūs atsisėdate ant sofos ir pradedate save raminti tuo maistu. Tad tai yra procesas, kai jūs valgote tokį maistą, jie patenka į jūsų organizmą, jie jums siunčia dopaminą į smegenis per neuronų grandines, meilės hormoną ir iš esmės tas maistas jumis manipuliuoja neurologiškai tam, kad jūs pasijustumėte geriau ir galvotumėte, kad šis maistas yra mano draugas, viskas yra labai gerai. Tad, kai vyksta tokia aktyvacija, toks reguliavimas, tai žarnyne tai įsitvirtina kaip normalus dalykas. Tad jūs virškinate savo maistą, jūs užtikrinate, kad mitybos elementai keliauja ten, kur reikia ir tada sąveika tarp endokrininės sistemos, imuninės sistemos, visų kitų sistemų ir kas tada, ko gauna daugiau, kam teikiama daugiau naudos, ar oksitocino atsakui, dopamino atsakui, nebūtinai, nes imuninė sistema irgi nebežino, ką daryti, ar ji turi ginti, ar pulti, ar ką daryti. Ir visa tai vyksta žarnyne. Žarnyne tos sistemos viena kitai šūkauja, ko joms reikia, ko joms būtina gauti. Ir ypatingai tada svarbu, ką jūs tom sistemom duodate, nes tada vyksta manipuliacija pokalbiu ir nuo to priklauso, ką darysite. Ar darysite teisingą dalyką, ar nieko nedarysite, ar darysite neteisingą dalyką. Tad mūsų gyvensena moderniame pasaulyje yra tokia, kai dauguma žmonių žarnynui neduoda to, ko jam reikia. 65 to 80% of the modern diet
Šiuo metu 75 procentai dietų yra susijusi su apdorotu maistu ir tai tikrai nepadeda mūsų žarnynui. Dabar Pasaulio sveikatos organizacija nurodo, kad sėdimas gyvenimo būdas sukelia daugiausia sveikatos problemų. Žmonės dabar tiesiog nejuda, jie sėdi darbe ir namuose. Daugelis dalykų sąveikauja ir dabartinėje visuomenėje sukelia įvairių pavojų. Taigi turime vadinamąją triptofano kryžkelę. Kol kas viskas skamba labai sudėtingai. Aš dabar mėginu paaiškinti terminus. Dabar jau pakalbėsime apie viską išsamiau, kalbėsiu lėtai ir gražiai ir tikiuosi, kad man pakaks laiko viską išaiškinti ir man pavyks papasakoti kiekvieną šio proceso aspektą, kad kai išeisite, tikrai išeisite viską suprasdami. Taigi, triptofanas kryžkelėje. Triptofanas yra pagrindinė aminorūgštis ir mes gauname jį per maistą, tai yra vienintelis būdas įgauti. Ir kas atsitinka su triptofanu, kai jį suvartojame? Ir tai priklauso nuo mūsų ląstelių ir mūsų mikrobų ir jų sąveikos. Tai pirmasis yra kinurenino kelias. Mūsų organizme, prisimename, kad mūsų organizmas yra įvairių procesų ir sistemų toks darinys. Reikia įsivaizduoti kaip, tokią sistemą, kur yra daug kelių, eismas čia vyksta abiem pusėmis, taigi įsivaizduokime savo organizmą štai taip. Taigi, kinurenino kelias yra vienas iš pagrindinių kelių ir nuo 90 iki 95% triptofano ten keliauja. Kai jis pernelyg aktyvus, sukeliama oksidacinė pažaida ir organizmas išbalansuojama. Mūsų organizmui labai svarbus balansas. Ir tinkamų dalykų tinkamas kiekis ir tinkamos veiklos tam tikrų metų vykdymas užtikrina tą balansą. Tai yra pagrindinis kelias, kaip jau minėjau, ir kai čia per daug eismo, kas atsitinka? Įsivaizduokit, važiuojate namo ir greitkelyje yra, stovi viduryje sugedęs automobilis ir visas eismas sustoja. Vyksta transporto kamštis. Ir visi vairuotojai pradeda stresuoti. Jie galvoja, kiek reikės čia laukti, kiek pavėluosi darbą, arba kaip vėlai grįžt namo. Ir čia vyksta tas pats. Kaip šis maršrutas, šis kelias, kinurenino kelias yra per aktyvus, mes patiriame stresą ir stresas sukelia problemas. Antrasis kelias yra serotonino kelias ir juo juda jau tik nuo 1 iki 2% srauto. Vakar daviau interviu Lietuvos vietiniam laikraščiui ir manęs paklausė žurnalistė ir tas klausimas buvo labai geras, nes tas klausimas labai supainioja žmonės. Klausimas buvo toks. Psichologas pasakytų, kad jūsų nuotaika lemia jūsų maisto pasirinkimus, bet iš tiesų tai nėra tiesa. Tas maistas, kurį jūs valgote, paveikia jūsų nuotaiką ir tuomet ta nuotaika paveikia tai, ką jūs valgote. Tai yra ciklinis procesas. Priklausomai nuo to, kur jūs matuosite, jeigu matuosime tai, kad aš tai mąstau ir aš noriu to, atrodytų, kad jūsų mintis lemia jūsų pasirinkimus. Bet iš tiesų tie pasirinkimai paveikia jūsų mintis. Taigi viskas abipusiškumo principų ir tai yra ciklas. Kuo daugiau suvalgysite tam tikro maisto, taip jūs galėsite paveikti savo mintis ir jūs norėsite to maisto. Taigi sakau jums, sustabdykite šį ciklą, padarykite kažką kitaip, kad negautumėte tokio impulso.
Kitas klausimas, kurį man uždavė žurnalistė, buvo toks. Ką man daryti, jeigu noriu to greito maisto? Kaip atsispirti? Aš, pavyzdžiui, jo nenoriu, aš nenoriu jam atsispirti. Aš paskutinį kartą 93 metais greito maisto restorane buvau, aš niekada jo nenorėdavau. Aš tą ciklą pertraukiau prieš 33 metus. Ir to impulso aš nebegaunu, kad aš noriu tokio maisto. Taigi niekas nesako mano smegenims, kad aš to maisto turėčiau norėti. Šis dalykas neegzistuoja, taigi tą ciklą reikia nutraukti. Ir tuomet dar yra mikrobinis indolo kelias. Žarnyno bakterijos sukuria indolo junginius. Ir tai yra bendradarbiavimo signalas. Ir čia dabar jau aiškiai matome, kas vyksta. 3 keliai. Kinurenino kelias, serotonino kelias ir mikrobinis kelias. Ir mes nenorime sustabdyti eismo nei vieną kryptimi, mes norime, kad tas tinkama kryptimi judėtų tinkamas kiekis transporto priemonių. Taigi kalbame čia apie balansą. Na ir viskas atrodo štai taip. Lieku ištikimas savo greitkelio analogijai. Na, mes suvartojame triptofaną, maitindamiesi ir matome, kad turime tuos pasirinkimus. Kinurenino kelią, serotonino kelią, kuris atsakingas už mūsų nuotaiką, ir turime indolo junginių kelią, kuris yra atsakingas už atsparumą. Ir dabar reikėtų pakalbėti apie tai, ką mes turėtume daryti, ką mes turėtume vartoti. Ir turėtume nepamiršti, kad pagrindinis žaidėjas šioje situacijoje, kalbant apie jūsų mitybą, yra maistinės skaidulos. Maistinės skaidulos yra labai svarbios šiame procese, turint galvoje, ką jos gali duoti mūsų bendrai žarnyno sistemai ir tam eismo valdymui, kad žarnynas veiktų mūsų labui, o ne prieš mus. Taip pat reikia dar nepamiršti kito dalyko, kad vidutinis žmogus visame pasaulyje suvartoja kasdien mažiau nei 50% rekomenduojamos maistinių skaidulų dienos dozės. Taigi maistinių skaidulų suvartojimas yra 50% mažesnis, negu jis turėtų būti. Ir tai yra sisteminė problema, nes mes tą problemą nešamės iš dienos į kitą dieną ir egzistuoja metus, dešimtmečius ir dar ilgiau. Taigi mes kenkiame savo žarnynui ir jis negali tinkamai sukontroliuoti jame vykstančio eismo. Na, o po viso šito pranešimo bus egzaminas ir niekas negalės teisti gerti kavos ar nueiti į tualetą, jeigu to egzamino neišlaikysite. Bet egzaminas bus nesudėtingas, iš atminties jums reikės atkurti šitą diagramą. Tiksliai ją atkurti. Fotografuoti negalima, turėsite iš atminties ją atkurti. Na, tikrai nenoriu, kad jūs prisimintumėte ją visą, nes čia pavaizduotas, kas vyksta mūsų žarnyne. Pasižiūrėsime, kaip IPA indolai padeda mums apsisaugoti. Taigi, ar esate girdėję apie pralaidų žarnyną? Na, tikriausiai esate. Mes vartojame šį terminą, na, tai iš tiesų, netikras terminas, bet yra geras būdas apibūdinti, kas vyksta. Ir tai yra ta žarnyno kryžkelė. Ir jeigu turime pakankamą kiekį IPA, tai yra mikrobinė mūsų apsauga, triptofanas yra paverčiamas stipriais indolo junginiais, tokiais kaip IPA, ir jis padeda sustiprinti žarnyno sieneles.
Jis tampa nepralaidus ir jūs tikriausiai apie tai jau esate girdėję, jeigu dirbate su Zinzino ir žinote, ką mes čia veikiame. Jis nuramina uždegimą, subalansuoja imuninius signalus ir sistema pernelyg stipriai nereaguoja. Man nepatinka kalbėti apie ligas arba susirgimus, nes mes esame įmonė, kuri užsiima prevenciją. Mes nediagnozuojame ligų ir mes negydome ligų, mes nesame farmacinė, klinikinė, medicininė įmonė, mes esame maisto papildų įmonė, kurios veikla grindžiama testais. Ir mes garsiai kalbame apie prevencinę sveikatą. Taigi mes norime stiprinti savo sveikatą, optimizuoti savo sveikatą, kad sumažintume galimybę susirgti arba tikimybę susirgti lėtinėmis ligomis. Bet kai kalbame apie pernelyg stiprią imuninės sistemos reakciją, noriu trumpai apie kai ką pakalbėti, nežinau, kad apie tai ne visi esate girdėję ir galbūt tai jums padės geriau viską suprasti. Tikriausiai visi prisimenate, kad prieš 6 metus, kai visas pasaulis užsidarė dėl COVID pandemijos. Nekalbėsime čia apie tai, daug nediskutuosime. Ir jūsų asmeninė nuomonė yra jūsų asmeninė nuomonė. Man įdomus imunologinis poveikis to viruso. Pats virusas nebuvo labai galingas, jis buvo labai išmintingas, jis mokėjo slėptis, siuntė signalus ląstelėms ir kai jo būdavo pakankamai ląstelėse, tuomet jisai sukeldavo žalą. O mūsų kūnas stebėjo ir galėdavo jį atpažinti. Bet pasaulis turėjo užsidaryti, turėjo įvykti visi tie beprotiški dalykai, ne dėl to, kad tas virusas buvo kažkuo blogesnis už kitus, bet jis sukeldavo pernelyg stiprią imuninės sistemos reakciją. Ir, buvo juntamas imunologinis stresas ir visame pasaulyje per daug jau yra tų įvairių ligų, kurios sukelia stresą. Širdies kraujagyslių ligos, diabetas, nutukimas ir visi tie dalykai kartu paėmus padidina tą stresą ir didelę dalį žmonių imuninės sistemos pradėjo labai stipriai reaguoti ir sukėlė katastrofą. Taigi, COVID-as buvo labai įdomus laikotarpis tokiems žmonėms kaip man, nes buvo kaip rodiklis, kokia yra viso pasaulio sveikata. Ir tuo metu viso pasaulio sveikatos organizacijos pradėjo kalbėti apie prevencinę sveikatą. Taigi, prasidėjo kalba apie tai, kad reikia užsiimti prevenciją prieš gydant. Ir ši įžvalga mano labai aiškiai parodo, kad mūsų imuninę sistemą reikia nuraminti ir yra nuostabus pasakymas, aš dažnai jį prisimenu, kuo arčiau esi ramybės, tuo arčiau esi stiprybės. Kuo esi ramesnis, tuo esi stipresnis. Ir tai taikytina ir žarnynui. Kuo ramesnis imunitetas, tuo imunitetas yra stipresnis. Tuo labiau jis yra pasirengęs jūs apsaugoti. Taigi, IPA, indolo propiono rūgštis, apsaugo ląsteles. Labai daug žmonių kalba apie ląsteles ir ląstelių pusiausvyrą, santykiai, ląstelių sveikatą. Ir dabar netgi žmonės sako, ar tai iš tiesų yra svarbu. Ir aš sakau, ar jūs manęs klausite, kad ta medžiaga, iš kurios jūs esate padarytas, yra svarbus. Jūs keliate klausimą, ar sveikata ir
gyvybingumas, to, iš ko jūs esate sukurti, yra svarbus. Ir jeigu jūs tokį klausimą išgirsite, tai galimai bus galimybė suvokti, koks tas žmogus yra neprotingas. Galbūt jis net nesupras to, ką jūs pasakysite, nes tas žmogus nesupranta, kad tų dalykų gyvybingumas, iš kurių jūs esate sudaryti, yra svarbus. Klausimas jums. Na, jeigu jūs paprašytumėte manęs pastatyti namą, aš pasakyčiau, jokių problemų. Niekada nesustatęs namo, bet gerai. Ir aš pasakysiu, turite du variantus. Pastatysiu tau namą iš plytų. Pirmas variantas, galiu tas plytas tokias naudoti, kurios ten byra, minkštos, bet jos vis dar yra plytos. Ir antras variantas, tokios tvirtos, išlaikančios formą plytos, kurios tikrai gali atlaikyti 10 kartų daugiau negu pačios sveria. Taigi, kokio namo jūs norėtumėte? Norėtumėte iš tų trupančių plytų namo ar iš tvirtų plytų? Žinoma, norite antro varianto, nereikia būti kažkokiam labai dideliam statybų ekspertui, kad suprastumėte, kad geriau namą statyti iš antro varianto plytų. Taigi, pagalvokite apie tai, kai kalbėsite apie ląsteles, mūsų kūno, organizmo ląsteles. Na, dabar apžvelkime į tą paskutinį dalyką, medžiagų apykaitos palaikymą ir cukraus kiekio kraujyje balanso išlaikymą. Pakelkite ranką tie, kurie, žinote, ką tai reiškia. Kitą klausimą užduosiu. Pakelkite rankas tie, jei per praėjusius metus vartojote svorį mažinančius vaistus. Žmonės Lietuvoje negirdėjo apie tokius vaistus kaip Ozempic? Paskutinis klausimas. Galbūt jums rankas skauda, negalite pakelti. Dar vienas šansas jums parodyti, kad jūs esate tokie pat kaip ir visi žmonės pasaulyje. Ar per pastaruosius metus esate girdėję apie vaistus skirtus svoriui mesti? Daugiau žmonių jau apie tai esą girdėję. Taigi, vaistai skirti svorio mažinimui buvo sukurti žmonėms su antro tipo diabetu, bet buvo pastebėta, kad tie žmonės numeta ir svorio. Ir jie svorio numeta dėl to, kad stimuliuojamas GLP. Ir manęs pradėjo žmonės klausinėti, kas yra GLP-1, kaip pastimuliuoti GLP-1. Ir aš žmonėms sakau, kad mes turime produktą, kuris stimuliuoja GLP-1, neturi jokių šalutinių efektų. Ir jis yra pats efektyviausias vaistas, kalbant apie GLP stimuliavimą. Ar žinote, ką apie kalbame? Taip, zinzinobiotikai. Nes maistinės skaidulos stimuliuoja natūraliai GLP-1. Tai yra paprasta, per daug paprasta daugeliu žmonių, bet būtent viskas taip ir veikia. Taigi, siekiant paskatinti maistinių medžiagų apykaitą, mes turime stimuliuoti GLP-1 ir tokiu būdu mes galime suvaldyti labai daug dalykų susijusių su žarnyno nesureguliavimu, disreguliacija, disbalansu ir išspręsti daug lėtinių ligų keliamų problemų 21 amžiuje. Jei pažvelgtume į paleolitinę dietą, jei esate tai studijavę, tai atsiprašau, žinote, kad yra labai tvirtų įrodymų apie tai, kokią įtaką daro tai, ką mes valgome, tai ji yra grindžiama
Today, the average person eats less than 20. skaidulomis. We encourage them to eat around about 100 gramų skaidulų per dieną. The average accounts for O everywhere in the žmonės world. vidutiniškai Mainland Europe, the average figures are anywhere between 15 and 20 grams per day. So the reason why I love this suvalgo iki 15 gramų skaidulų per dieną. Prieš keletą metų, galbūt and maybe you've heard of this. I know you haven't heard of weight loss dar clubs and seniau, stuff like that, but did people over here, ar I know the answer, you're gonna žmonės say no. čia, jūs aišku sakysite ne, Did bet people over here at any žinau point atsakymą, bet talk ar about the žmonės paleo diet? yra kalbėję apie Yes. And they paleolitinę encouraged dietą you to ir eat more galbūt meat. Paleo diet. Paleolithic žmonės buvo man skatinami was out valgyti there daugiau hunting, mėsos. getting saber-toothed Tai aišku atėjo tigers, nuo seniausių dragging them laikų, back, kai eating žmonės meat. medžiodavo, susimedžiodavo Have kažką ir simple valgydavo bits of mėsą. berries and stuff. Dar The only šalia to people who could say pavalgydavo that šiek are tiek people uogų. who were completely ignorant of all the evidence with Ir regards to human tai būdavo anthropology. žmonės, kurie iš We were tikrųjų foragers visiškai before we were nekreipdavo hunters. We dėmesio lived off į the land before we developed the resources žmogaus to hunt sveikatą ir apie and istoriją, kill nes food. nepamirškime, And even kad when we prieš did, pradėję that was a valgyti mėsą, scarce commodity. žmonės buvo Okay, so for rinkėjai, every jie kill, valgydavo a tribe, a village would augalus, get a ar little ne? amount each. The Ir majority of our diet was dauguma always mūsų plant-based. We dietų were visada really buvo effective foragers. And as we grindžiamos developed, we started to build more augalais. efficiencies around hunting and fishing. But O tik po Paleolithic to žmonės pradėjo humans medžioti, were eating žvejoti, 5 times the amount kad of fiber that we are. And iš that esmės mes is a part of valgydavome what enabled daug daugiau a skaidulų whole nei race darome to flourish, dabar. develop our immune Ir system, our būtent todėl interaction with the planet, imuninė develop those sistema microbes, those sustiprėjo, antibodies. todėl žmonės That's the essence of what happened. pradėjo Now we have less than 20 grams per plėstis day ir per išgyvena person. daugiau. These Ir fibers būtent reshape the todėl microbiota. mes dabar skaidulų It's valgome a mažiau. Tai fundamental reiškia, determinant kad of our skaidulos So if we yra have a look here, we have the pagrindinis Western diet mūsų medžiagų versus a apytakos high fiber elementas. diet. And what we see from the Western diet Ir is ką we mes see that matome iš production of vakarų harmful bacteria, pietų, and this is matome, directly kad linked with inflammation, gaminamos barrier žalingos dysfunction, and bakterijos, increased risk tada of disease. On the susilpninamas high barjeras fiber ir diet, we see sustiprėja beneficial bacteria. We see susirgymo preservation of the rizika. mucus layer, and O what we see, tokiu this is atveju linked mes with production galime of apsaugoti protective mūsų raumenų metabolites, sluoksnį, mes galime reinforcement of the apsaugoti mucus layer, and metabolitus improved ir barrier galime integrity. pagerinti barjero People like vientisumą. myself, and Tokie I'm not a žmonės kaip vegetarian, aš, I'm ir not aš nesu vegan, vegetaras, but nesu I've always been veganas, an advocate bet aš of a visada plant-based diet. pasisakydavau And what I už mean by that is augalinę not that you dietą. should Ir not ką eat aš turiu meat, or galvoje, that aš you should nesakau, not kad eat fish, nevalgykite but mėsos ar you should žuvies, think of your bet jūs fiber needs turėtumėte first. galvoti apie That's the skaidulas, apie tai, mantra I kiek want you skaidulų all to reikia leave jūsų with today. organizmui. Ir Fiber su ta first. mantra jūs If aš you think of your šiandien ir morning paliksiu. meal, your Iš lunch pradžių and your dinner, skaidulas, and you'll think nesvarbu of ar tai fiber pusryčiai, ar first, pietus, ar you will change the vakarienė, bet orientation jeigu of iš your pradžių plate. And by galvosite changing apie the skaidulas, jūs orientation of your pakeisite plate, savo you will dietą. change the Ir tokiu orientation atveju of your health. pakeisite savo Fiber lėkštės is turinį essential ir to taip human pakeisite health. savo sveikatą. We need Skaidulos yra proteins, nepaprastai of course we svarbios do. mūsų And we get plenty of sveikatai. vitamins Aišku, and reikia other ir good stuff that come from baltymų, our iš meat tų iš jų consumption, as long gauname as it's in ir moderation and vitaminų, it's the right ir type and mėsą quality of valgyti. meat. Taip reikia But we should būtina, nes nuo prioritize to a irgi variety of priklauso plant mūsų sveikata, sources. bet And we turime don't. The average užtikrinti, person kad doesn't consume naudojame ir enough, augalinį nowhere maistą. near enough. And we O see to darome directly, nepakankamai. evidence-backed, Ir mes the turime benefits when we do. tiesioginių įrodymų, So in the kad absence of augalinė fiber, dieta microbes, well, they išties switch to atneša labai puikių degrading that mucus rezultatų. layer. Okay? Because Ir we've got a colony jeigu now to of nedarome, too many of a susilpnėja different mūsų type of raumenų bacteria. They are dominant sluoksnis. and they degrade Ir the tada mucus layer. mūsų žarnyne pradeda But with dominuoti fiber, blogosios what bakterijos ir happens is viskas that we vyksta blogai. generate O protective kas metabolites. atsitinka And su we create skaidulomis, and restore mes balance paskatiname within the medžiagų gut. apykaitą It ir mes maintains atkuriame the system pusiausvyrą for the process. žarnyne. Ir tai palaiko sistemos So procesus. how this all shifts, Kaip this keeps visa moving, I do tai apologize. How this dietary fiber shifts the keičia balance towards protection, the mechanism of it. pusiausvyrą, One of the kad things I really enjoy žarnynas now, I've galėtų been with mus Zinzino for apsaugoti. 5 years and 2 months, is that we're getting
better questions off people now. Mes iš And I žmonių encourage that, jau and I think it's a 5 really metus good thing. gauname So people are geresnių no longer saying, what does this do? klausimų. Žmonės People are saying, nebeklausia, ką how daro does it do vienas it? ar kitas What's the produktas. Jie mechanism klausia, here? kaip How does jis tai this daro, work? kaip And so let's have a veikia look at vienas this. ar kitas Why is dalykas. Tai fiber pažiūrėkime, having kaip tai so much of a veikia. positive Kodėl impact on our gut? skaidulos daro Well, it tokį gerą slows poveikį absorption. mūsų And I žarnynui. know Skaidulos know. sulėtina marketing people for the past triptofano 30, 40 absorpciją, years have įsisavinimą. been talking to you about fast acting, Žinau, kad žmonės things. It's so prieš fast. Take this 10-20 magic metų pill and it's gonna kalbėdavo happen apie tai, so kad fast. išgerk šitą Great. tabletę, But that's piliulę not the ir natural viskas įvyks flow of labai traffic. greitai, bet That's not how eismas the taip system natūraliai always benefits nevyksta. things. Nebūtinai And in fact, organizmas iš to gali what I want gauti you to tos think naudos, of kurios reikia. is if you've Visada ever been reikia or galvoti you've ever seen one apie of tai, those kad sushi restaurants where tarkim there's yra a tokie conveyor sushi belt restoranai, kur yra and the tas meals are konvejeris, coming ar ne? round on the conveyor Ir belt. If maistas you've never nuolat been and you've sukasi never seen one, just konvejeriu. imagine it now. Jeigu There nesate is a tokiame conveyor belt restorane and buvę there are ar different plates matę, going įsivaizduokite around. tokį And you're sat konvejerį, around the ant kurio table nuolat and sukasi you have the lėkštė su luxury, maistu. the Ir jūs choice sėdite prie stalo to ir pick the turite meal that prabangą most appeals to pasirinkti you. tokį You maistą, don't need to kuris take jūs one that you labiausiai don't want. traukia. You can Jums just nereikia nicely pasimti take the one that you do to, want. kurio You can nenorite, take the galite next tiesiog pasimti tą dish lėkštę, kurios based on your turinys needs yra and your patraukliausias. preference. Ir tai When you start galite to look at the padaryti colon, remdamiesi savo different poreikiais microbes at ir different parts want different types of norais. fibers. Ir And įsivaizduokite, that's why a taip variety keliauja of fibers skaidulos is ir the key todėl to optimizing human skaidulų health. įvairovė yra Because esminis some elementas, kad microbes galėtume don't want optimizuoti certain žmogaus types of fibers, sveikatą. whilst they do want the others. So let's go back to that conveyor. Todėl reikia You sit there užtikrinti, kad and mūsų you wait žarnyno for the one mikrobai gautų that you'd būtent like to tas take. skadulas, kurias jie But I turi speed the gauti. conveyor Tai belt up. įsivaizduokite, And now they're doing sukasi this. tas And konvejeris they're whipping lėtai, ar And ne, you ir can't jūs see ramiai what meal pasiimate is lėkštę. what. Bet In jeigu fact, you don't even have a konvejeris chance to grab one. suktųsi be galo it's going greitai, so jūs fast. net neturėtumėte galimybės nei When things pamatyti, koks work ten at the maistas right yra, nei rate, tos lėkštės pasiimti. The body has the Viskas turi potential, the vykti opportunity tinkamu to make tempu, the right nes decision. tokiu atveju You can feed organizmas the right gali microbes at the irgi right priimti place. tinkamą And that's what this sprendimą. notion Mikrobai of taip pat gali digestibility and turėti laiko digestible rate pasakyti, is ko all jiems about. reikia. Tad Lending itself viskas turi to būti the irgi pace at which the virškinama body wants to tinkamu absorb nutrients. And not always tinkamu this ritmu, trying kad to bypass a system and be organizmas fast acting. įsisavintų medžiagas This taip, kaip notion reikia. of Nebūtinai speed viskas turi has vykti come to labai the detriment greitai. of human health. Ir Not just in food, but in tas life. noras, kad Everything viskas fast. vyktų Fast, greitai, fast, fast. iš tiesų Doesn't matter daro how žalą accurate it is, mums as long as it's visiems. quick. Ir Go mes and do a Google nebegalvojame, search. ar Most people kažkas don't yra read past gerai the ar top blogai, three. mums svarbiausia, And kad we all viskas know būtų that big greita. organizations pay Nueini so į what they've said Google appears in the top ir three. tu You don't know tiesiog if it's true, it's skaitai just tik tai fast. tas And that's the information you antraštės, rely on. kurios yra And pirmose people take trijose advantage of vietose. that. Kitos Everything organizacijos fast. už tai net Faster moka, all the kad time. jų Fast pavadinimai technology, atsidurtų fast communication. pirmose trijose vietose. Mes We all kalbame need apie to slow greitas down. technologijas, We all need greitas to bring things komunikacijas down ir to a mes human net rate. nebesirūpiname And tuo, ar visa 100% informacija yra teisinga. that is Svarbiausia, true kad viskas būtų when it comes to the greitai, gut. bet mes turime viską sulėtinti. Fiber Ir fermentation, žarnyno that atveju makes tai galioja biturate, 100%. and this turns down the kynurenine pathway Skaidulų by fermentacija blocking gamina IDO. bituratą Fiber feeds ir microbes, supports taip pat jos cross-feeding and padeda growth of mikrobams, IPA-producing padeda species. jiems sąveikauti And ir for a long time, padeda when I augti discussed fiber, toms rūšims, I kept kurios it as simple gamina as that. indolo I said to propiono people, rūgštį IPA. increase the amount of fiber Ir you tokiu consume, atveju, make jeigu sure you're jūs getting at least padidinate 35 grams a skaidulų day kiekį so that you are feeding bent the iki good 35 gut gramų bacteria. per dieną, tai And that jūs is an tada important maitinsite part. And if gerasias you focus bakterijas. Ir only tai on yra that, labai svarbu. the rest Jei of it takes care of itself anyway. So it's not susikoncentruosite just that, ties it's tuo, all these other factors too. tai kiti And so the procesai result seks of these things, paskui. from a Ir mechanism's būtent point dėl of view, visų tų is that we have dalykų, more kalbant apie indoles veikimo like modelį, IPA, mes less turėsime kynurenine, daugiau which gives indolo, us stronger mažiau resilience. kinurenino We're ir in a more tapsime atsparesni. immune resilient state. Ir mūsų Simple. imuninė It's a sistema really taip pat simple, taps measurable atsparesnė. outcome. Tai yra labai paprastai įvertinamas As we rezultatas. age,
Mums senstant, mūsų sistemos ir poreikiai taip pat keičiami. Apie tai yra jau daug informacijos ir iš tiesų šią skaidrę galima iliustruoti, kaip senėjimas veikia mūsų organizmą ir sistemą. Mūsų organizme prasideda įvairūs uždegimai, chroniški uždegimai ir jie senstant stiprėja. Bet kalbant apie žarnyno mikrobiotą, jei mes, pavyzdžiui, pažvelgtume į žmonės, kurie išgyvena iki 100, tarkim, metų ir išmatuotume žarnyną, mes pamatytume, kad yra bendrų dalykų tarp gerųjų bakterijų ir blogųjų bakterijų, ten yra pusiausvyra, bet vykstant patologijai sumažėja gerųjų bakterijų, o blogųjų bakterijų kiekis padidėja. Tad, iš esmės, žmonėms senstant, nepriklausomai nuo jų dietos, nuo jų veiklos, blogosios bakterijos ima viršų ir pradeda dominuoti, o gerųjų bakterijų poveikis ir kiekis sumažėja. Ir tai nėra neišvengiama, bet tai yra bendras dėsnis ir tai priklauso nuo to, ką žmonės veikia, kokia yra jų gyvensena, kokia yra jų mityba. Ir nuo fizinės veiklos trūkumo, nuo sportinės veiklos trūkumo, nuo skaidulų trūkumo, nuo mąstysenos, nuo to, kad nuolatos galvojama apie tai, kokia informacija ateina iš viso pasaulio. Prisiminkime, mes niekada nebuvome skirti kiekvieną dieną spręsti viso pasaulio problemas. Tai kelia nežmoniškai didelį stresą, nežmoniškai didelį įtampą. Anksčiau, jeigu norėdavai sužinoti, kas vyksta pasaulyje, turėdavai įsijungti televizorių arba nusipirkti laikraštį. O dabar kiaurą parą mes esame bombarduojami faktais ir informacija apie tai, kas vyksta visose pasauliuose kampeliuose. Ir kiek žinau, dar niekas nėra išradęs gerųjų naujienų kanalų. Visi pranešinėja tik blogas naujienas. Gerų naujienų praktiškai nėra. Bet geri dalykai vyksta absoliučiai kiekvieną dieną. Ir kai aš sakau, tai kitiems žmonėms, jie sako, kad aš naivus. Mes turime pranešinėti visus tos blogus dalykus. Bet kodėl? Kodėl nepranešinėjame gerųjų dalykų? Vienas iš esminių dalykų yra kontroliuoti tai, ką galime kontroliuoti. Nes tokiu atveju mes iš karto galime pagerinti savo gyvenimo kokybę. O jei darysime atvirkščiai, norėsime kontroliuoti tai, ko nekontroliuosime niekada, mes kelsime savo nereikalingą stresą. Todėl stresas, įtampa iš esmės dešimtmečiais didėja ir tai keičia mūsų dietą, tai keičia mūsų gyvenseną, mūsų gyvenimo ritmą, žmonės nuolat skuba ir tas didėjantis stresas irgi lemia tai, kad mes kiaurą parą esame bombarduojami blogomis naujienomis ir mūsų organizmas yra tam nesukurtas. Mes sukurti taip, kad gyventume tarp medžių. Ir mes biologiškai esame praktiškai per 1000 metų nepasikeitę. Žmonės dažnai kalba apie medžiagas, kurios lėtina senėjimą, bet man atrodo, mūsų užduotis turėtų būti senti tinkamai.
Mes turime padaryti tinkamus pasirinkimus, mes turime naudoti daugiau skaidulų, kad galėtume sukurti tinkamą pusiausvyrą tarp bakterijų, kad jos galėtų sąveikauti taip, kaip reikia. O dabar pasižiūrėkime į žarnyno mikrobiotą ir tą ašį tarp žarnyno ir smegenų. Čia sužinosite dalykus, kuriuos ir jau žinote. Aš esu daug laiko praleidęs kitiem pasakodamas apie tai, ką žmonės iš tiesų jau žino. Ir jūs tada nuspręsite, ar išgirdę tai, ką pasakysiu, jūs nuspręsite savo gyvenime kažką pakeisti. Žmonės valgo apdorotą maistą ir turėtų tai daryti mažiau, niekas nenustemba. Gerti mažiau alkoholio, gerti daugiau vandens, niekas nenustemba. Naudoti daugiau skaidulų, niekas nenustemba, viskas priklauso nuo to, kada tai pradėsite daryti. Pažiūrėkime čia į kairę pusę. Pozityvis psichikos sveikata priklauso viskas nuo sveikos dietos, probiotikų, MST, fizinės veiklos. Mes čia turime ir optimizuotus santykius tarp žarnyno ir tarp smegenų, sveikos gyvensenos, nesvarbu, kaip mes tai darysime nuo viršaus iki apačios ar nuo apačios iki viršaus, nes tai yra ciklų grindžiami santykiai. O dešinėje matote B, neurogeneratyvinės lygos, tai yra Alzheimerio liga, Parkinsono liga, sklerozė, tai yra nesveika gyvensena, prasta dieta, antibiotikai, uždegimas, stresas, nerimas. Ir matote, kad padidėjo blogųjų bakterijų ir sumažėja gerųjų bakterijų. Ir matote, maistas taip pat yra labai nesveikas. Ir matote labai aiškiai takoskyrą, kad reikėtų daugiau sportuoti, reikėtų užsiimti fizinę veiklą, tai daryti 3-4 kartus per savaitę, reikėtų prioritizuoti skaidulų dietą, reikėtų sumažinti omega-3 trūkumą, reikėtų užtikrinti pusiausvyrą tarp skaidulų ir baltymų, reikėtų eiti į lauką kiekvieną dieną, reikėtų skirti laiko miegui, reikėtų skaityti mažiau blogų naujienų ir klausytis mažiau Iron Maiden grupės. Visi tai žino. Ir jūs tai žinote, bet skirtumas yra tik tai tas, kokią vertę tam priskiriate ir kada tam duodate prioritetą. Ir tiesiog nesiderate su savim, o tai darote absoliučiai kiekvieną dieną. Dar vienas svarbus dalykas. Ši pusiausvyra, šis balansas yra dinamiškas. Kai jūs apie tai sužinote, apie homeostazę, tai yra dinamiškas pusiausvyros menas. Pusiausvyra yra dinamiška. Pavyzdžiui, dabar aš čia stoviu ant šios scenos ir jūs galite galvoti, kad aš esu stabilus ar nestabiliai stovi, bet aš nesu statiškas, nes mano organizme vyksta nuolatiniai pokyčiai, kad aš ir galėčiau išstovėti šioje vietoje, kad aš galėčiau vaikščioti, tai mums reikia ar ne pėdų. Ko gero, pirmą kartą, kai pradėjote, kai mokėtės važiuoti dviračiu, jūs nukritote, nes jūsų pėdos dar nežinojo, ką daryti. Tad mes, net ir būdami ramioj, stabilioj būsenoj, mes esame dinamiški, mes nestatiški. Ir tą jau sekundę, kai aš pradedu judėti, mano organizmas turi prie to prisitaikyti. Viskas yra labai kompleksiška. Mes kalbame apie milijardus grandinių ir sąveikų, kurios vyksta mūsų organizme visą parą po mūsų oda, mūsų sistemoje. Ir taip yra užtikriname pusiausvyrą tarp visų biologinių procesų. Kodėl aš tai pasakoju? Todėl, kad tai būtų investicija į gyvenimą. Jūs juk negalvojate, kad jeigu mėnesį
darysiu kažką gerai, tai visus metus irgi gyvensiu gerai. Manęs prieš kažkiek laiko paklausė apie balance oil, paklausė, jeigu aš mėnesį pagersiu šitą papildą, tai ar man po to jau ir nebereikės. Tai aš pasakiau, įsivaizduokite, sausį jūs geriate vandenį, o tada visus likusius metus nieko negeriate iš viso. Tai kiek ilgai tai pagyventum? Sausį atsigėręs vandens ir daugiau vandens ir nieko negėręs? 3 dienas, ko gero, pagyventumėte. Jūs gyvenate kiekvieną dieną. Ir mes investuojame į save kiekvieną dieną. Tai reiškia, mes investuojame į gyvenimą. Todėl mes turime užtikrinti, kad mūsų sistema būtų subalansuota, kad būtų pusiausvyra, kad būtų mažiau įtampos, mažiau prasto maisto, kad būtų daugiau fizinės veiklos ir tada mes galime užtikrinti pusiausvyrą, nes tokiu atveju, jeigu darysime viską, kas yra toj blogoj dešiniai pusėje, tai mūsų organizmas labai greitai sugrius. Ir jeigu mes naudosime daugiau skaidulų, miegosim gerai, ir užsimsime fizinę veiklą, tai matysime, kad mūsų gyvenimas ir organizmas atsistato. Tad mes turime tai daryti kiekvieną dieną. Mes turime kiekvieną dieną šiek tiek daugiau investuoti į savo sveikatos banką. Nes sveikata, kaip ir kitas bet kuris procesas, yra susijęs su nuoseklumu, su progresu. Mes nekalbame apie tobulybę, mes kalbame apie tuos nuolatinius kelius į pusiausvyrą ir turime kiekvieną dieną rinktis, į ką mes investuosime. Į gerą sveikatą ar į blogą sveikatą. Ar mes renkamės apsaugoti sveikatą, ar jos nesaugoti. Taigi, dabar jau panagrinėsime, kaip mes galime tai išmatuoti. Ir, aš labai didžiuojuosi šiuo produktu, nes dešimtmečius vyko tyrimai, juos atliko įvairūs mokslininkai visame pasaulyje, buvo tirtos įvairios sritis, mes dirbome kartu su dideliais universitetais, metabolomikos tyrimo institutais. Ir rasite taip pat ir čia prie šio brošiūrą. Ir toje brošiūroje viskas yra išsamiai aprašyta, nuo mano užduotis tiesiog trumpai apie viską papasakoti. Ten yra apie virš 20 skyrių ir ten atsakymą į jūsų klausimus. Ir aš perskaičiau praktiškai visas knygas apie žarnyną. Ir kodėl mes tai padarėme? Nes žmonėms reikia suprasti tą informaciją, kai jie gauna kažkokį įrankį, kaip tai padaryti. Tai nėra išmatų mėginio paėmimas. Tai yra kur kas sudėtingiau, tai pasinaudodami šiuo produktu, jūs galėsite padaryti poveikį tai komunikacijai, kurie vyksta jūsų organizme. Jūs galėsite viską suderinti kaip radio imtumą ir išsiaiškinsite, ar jūs padedate savo žarnynui o jeigu ne, tai galėsite pamatyti, kaip tai padaryti. Ir tokio kito testo nėra dėl įvairių priežasčių. Matavimas, kas čia yra svarbu. Tradiciniai žarnyno testai parodo, kas gyvena mūsų žarnyne ir tai yra svarbu. Mikrobiotos sudėtį parodo. Bet neparodo, ką tie mikroorganizmai ten veikia. Taigi mums reikia žinoti, kas iš to vyksta, kokius signalus siunčia mikrobai mūsų organizmai. Taigi turime 3 pagrindinius metabolitus. Tik iš lašelio kraujo mes galime nustatyti. Kraujas irgi yra organas, tai yra organas, kuris palaiko ryšį su visais kitais mūsų organais. Ir
to lašelio kraujo jūs išmatuojate labai daug dalykų. Žmonės, žinoma, gali ginčytis, kad galime gauti tai, ką norime išmatuoti, priklausomai nuo įvairių algoritmų. Ir tai yra tiesa, ši mokslo sritis yra labai pažengusi. Bet jeigu aš negaliu išmatuoti viską, kodėl neturėčiau to padaryti, nes taip gausiu pačių aiškiausių įžvalgų. Taigi čia matuojame triptofaną, jis rodo turimą substratą, kinureniną, kuris atspindi imuninės sistemos aktyvaciją, ir IPA, kuris atspindi mikrobų sveikatą. Ir, kaip aš minėjau, mūsų gyvenime yra svarbus balansas. Ir mums svarbu išlaikyti pusiausvyrą, ir mums svarbus yra visų tų dalykų santykiai tarpusavio sakiniai. Turime kinureniną ir triptofaną, tai yra imuninio streso indikatorius. Santykis tarp šių dalykų turime IPA ir triptofano santykį, kuris rodo mikrobo efektyvumą, ir turime IPA ir kinurenino santykį, kuris rodo mikrobiomo imuninės sistemos palaikymą. Taigi, tai parodo tai, ar jūsų sistema yra linkusi atspirumą ir įtampą būtent šiuo momentu. Tai yra toks diagnostinis testas apie tai, kas vyksta jūsų organizme. Taigi labai svarbu, matuojant, atliekant šį žarnyno sveikatos tekstą, suprasti, kas vyksta jūsų gyvenime dabar, kiek dėmesio skiriate naujienoms, kaip viskas vyksta jūsų asmeninėme, profesinėme gyvenime, kiek temparite streso, ar jūs esate pakankamai aktyvūs, ar skiriate dėmesio fiziniai veiklai, ar tinkamai maitinatės, ar valgote pakankamai skaidulų. Ir kaskart, kai atliekate šį testą, užsirašykite. Ir mes jums atsiųsime testo rezultatus. Na ir kaip tie rezultatai atrodys? Jie atrodys štai taip. Na, nežinau, ar žiūrėjote vaizdo įrašus, kuriuos esu paskelbęs Zinzino vardu. Aš tikrai skatinu žmonės juos pažiūrėti. Mes daug dėmesio skiriame tos medžiagos parengimui. Dirba klinicistai, medikai, turime tyrėjus, kurie labai išsamei žiūri į visus šios dalykus, ir 99,99% žmonių, kurie atlieka tuos testus, neatkreipia į tai dėmesio. Na, o čia du pavyzdžiai. Tai yra rezultatas, kuris rodo, kad yra polinkis į stresą, o kitas rezultatas yra linkęs į atsparumą. Ir prisiminkime, kad mes nediagnozuojame. Kai pirmą kartą paleidome šį testą į prekybą, išgirdau klausimą, kodėl aš turėčiau naudoti jūsų testą, jeigu galiu nueiti pas savo gydytoją, pateikti išmatų mėginį ir jis man viską pasakys. Ir aš atsakiau, kad mes čia nediagnozuojame, mes nepasakome, kokiomis ligomis jūs sergate, mes ne gydytojai. Mes neužsimame diagnostiką. Jeigu manote, kad sergate kažkokią ligą, tai prašau, kreipkitės į savo gydytoją. Mes užsiimame prevencinę sveikatą. Mes norime užtikrinti, kad jūs išvengtumėte ligų. Ir galite cituoti mane visiems, su kuo kalbėsime. Aš visą pasirašau po šito komentaru ir jo laikysiuosi visą gyvenimą. Nesvarbu, kokia yra jūsų situacija, nesvarbu, kokia yra jūsų sveikatos būklė. Jūsų sveikatos optimizavimas yra geriausias dalykas, ką galite padaryti. Nesvarbu, kad sergate pačią blogiausią ligą pasaulyje arba esate pats sveikiausias žmogus pasaulyje. Jeigu optimizuosite savo sveikatą ir savo mitybą, gausite geriausią rezultatą savo sveikatai, koks yra įmanomas jūsų situacijoje. Nesvarbu, kokia yra jūsų situacija, jūs galite ją patobulinti. Na, dabar pasižiūrėkime, kaip reikėtų vertinti rezultatus. Na, mes tą testą paleidome, ir jeigu ne viską iki galo suprasite, atsiųskite man žinutę, pasakykite, Kolinai, aš ne viską iki galo supratau, man reikia mokymų per Zoom,
Mes jau suorganizavome 2 Zoom susitikimus ir tie susitikimai buvo naudingi, nes jie tikrai padeda suprasti visus šitos dalykus. Ir man svarbu suprasti, kaip mes turėtume komunikuoti apie šį testą. O man asmeniškai tai yra puikia galimybė pasipraktikuoti, kaip aiškinti, kaip naudoti šį testą ir kuo daugiau aš tai darysiu, tuo tai darysiu geriau. Ir daugelis žmonių manęs klausia, kaip aiškinti to testo rezultatus. Na, pasižiūrėkime į kiekvieną eilutę, kiekvieną pavadinimą ir pasižiūrėkime, ką ji reiškia. Na, ir galbūt, žarnyno sveikatos indeksas bus vienintelis indeksas, kuris jums bus svarbiausias. Ir matome, kad iki 73 maždaug procentų tai yra tas indeksas vidutinis aukštas. Ir daug žmonių pasaulyje skeptiškai žiūri į testus, jūs tiesiog tos rezultatus specialiai padarote blogus ir kad parduotumėte savo produktus. Bet iš tiesų daug žmonių pateikė mums rezultatus ir tas rezultatas buvo netgi 100% ir tai yra nuostabu. Tiesiog tam žmonėms sakome, kad ir toliau darykite tai, ką darote, nes viskas labai su jumis yra gerai. Rezultatas yra rezultatas, tai yra kiekybiškai išreikšti duomenys, kuriuos mes gauname iš jūsų kraujo. Čia matome 73%, kai kuriems žmonėms, ir tai parodo, koks jūs esate žmogus, galite gauti 73% ir jūs sakysite, viskas gerai, aš čia nieko nedarau, man tinka 73%, man patinka, aš esu žaliojo zonoje ir man viskas yra gerai, tiesiog gyvensiu toliau, kaip gyvenau. Aš nesu toks žmogus. Ir aš žinau, kad tikrai, kad aš noriu gauti tuos papildomus 27% žalioje zonoje, aš noriu ten būti. Na, man 73% yra arti 70 ir aš nenorėčiau ten būti. Na, tai priklauso nuo žmogaus, konkretaus žmogaus. Jeigu pažvelgtume į čia, IPA lygis 2,86, taigi IPA lygis yra gana aukštus, jis prisideda prie žarnyno ir metabolinės sveikatos. Jeigu esate nuo 0 iki 0 iki 8, tai yra lygis žemas, tai reiškia, kad IPA lygį reikia didinti. Na, tiesiog reikia stebėti šitos rodmenis ir nepasimesti. Mes esame moksliniais tyrimais besiremdama organizacija ir prieš sukurdami šitą testą mes atlikome analizę su žmonėmis ir kiekybiškai išreiškėme atliktus tyrimus ir sukūrėme savo referencinę grupę. Ir kiekvieną testą, kurį mes darome, yra pagrįstas ta referencinė grupė ir ta referencinė grupė kaskart vis didėja. Ir kai pasižiūrime šitą intervalą nuo 0 iki 0,8, tai yra žymuo, kuris rodo, kad reikia atsako, nereikia galvoti, ką reikia, kad ten buvo 100%, čia dabar tik 10%. Na, nekreipkite į tai dėmesio, tiesiog žiūrėkite, koks yra slenkstinis dydinis, nes tiesiog tie skaičiai reiškia kažką kitą. Na, dabar pereiname jau prie santykių IPA ir kinurenino santykį ir šiuo atveju jis yra vidutinis. Taigi mikrobioma imuninės sistemos palaikymo yra vidutinis. Na, imuninė sistema yra tarsi subalansuota, bet vis dar yra čia ką tobulinti. Reikėtų būti toje žalioje zonoje, ta plati žalia zona yra puikiai, taigi reikėtų
padirbėti, kad ši žalia zona būtų pasiekta. Na, dabar pasižiūrėkime į IPA ir triptofano santykį. Ar visi kol kas suprantate, apie ką čia eina kalba? Na, matau, 5 žmonės supranta, apie ką aš kalbu, visi kiti šiek tiek dar negali pasakyti. Čia ne egzaminas, galite pasakyti taip, jeigu net manote, kad ne. Žinau, kad viskas yra sudėtinga, aš tiek turiu dar laiko, taigi kalbėsiu lėčiau. Ir artėjame jau prie pranešimo pabaigos, kad, na, pasistengsiu aiškiau paaiškinti. Na, dabar žiūrime į žarnyno mikrobiomą, kiek jis veiksmingas. Ir čia jau yra aukštas įvertis 4,6%. Šiame pavyzdyje žarnyno mikrobiomo efektyvumas yra aukštas ir tai rodo, kad mikrobai jūsų organizme gamina pakankamai IPA iš triptofano. Prisimename, kad triptofaną gauname iš maisto, kurį suvalgome, ir tuomet yra 3 keliai. Vieni jų stiprina IPA, kinurenino kelias silpnina, serotonino kelias sustiprina imuniteto ir mes turime visas tas funkcinės naudas. Na ir čia matome iš šito įverčio, kad nuo 4,6 galime pakilti iki 25%. Na, pirmame rodiklyje buvo 73%, o čia jau maksimumas yra 25%. Taigi, matome, kad rezultatas yra geras, bet dar yra gana ilgas kelias, kai mes situaciją galime netgi dar geriau pagerinti. Ir galbūt šitas rodiklis jūsų neįtikins ir jūs norėsite kažką keisti savo gyvenime, kad pasiektumėte dar geresnį rezultatą. Na, dabar mūsų imuninio streso indikatorius, kinureninas, kinurenino kelias, ir čia jau reikėtų kontroliuoti tą eismą, kad imuninio streso rodiklis būtų kuo mažesnis. Ir čia jau triptofanas sukelia per didelį imuninės sistemos atsaką. Na, ir mums tokio atsako didelio nereikia. Ir mes dabar randame čia kaltininką. Čia matome, kad imuninio streso rodiklis yra aukštas, jis nėra itin didelis aukštas, bet jūs nenorėtume to streso iš viso, taigi norime, kad tas eismas vyktų kitą kryptimi. Noriu pereiti į tą žalią zoną ir matome, kaip visi dalykai yra tarpusavėje susiję ir jie pasakoja tarpusavio istoriją. Mes turime bendrą rodiklį ir tuomet jau žinome, kokia yra dabartinė situacija. Šitas rodiklis nėra labai blogas, bet tikrai jį galima pagerinti. O čia matome tikslinę intervalą ir kokios yra vertės tame tikslinėme intervale. Turime indolo propioninę rūgštį, kurios tikslinės intervalas yra nuo 2,41 iki 5,9, kinurenino tikslinės intervalas yra nuo 0,79 iki 1,27, o jūsų vertė yra 1,89, tai reiškia per aukšta. Triptofano intervalas nuo 45,2 iki 63,1, o jūsų vertė yra optimali. Taigi matome, kaip visi šie dalykai yra tarpusavyje susiję ir jie yra visi susiję su jumis, nes čia bus jūsų individualus testas, jūsų asmeninis testas. O čia šitą mes pasirinkome tiesiog iš anoniminių testų rinkinio, kurį naudojome.
Taigi, gauname tokį rezultatą ir mūsų užduotis pakoreguoti tuos dalykus, kuriuos reikėtų koreguoti. Ir tai svarbiausia nėra pati svarbiausia dalis. Svarbiausia, kad tos įžvalgos pavirstų veiksmais. Veiksmai čia yra svarbiausi. Jau dar pakartosiu kartą, ką jau esu sakęs. Yra didelis skirtumas tarp žinojimo ir darymo. Ir aš sveikatos srityje dirbu 30 ir daugiau metų. Ir neprisimenu nei vienos dienos, kai buvau ligoninėje, kai sportavau, kai prisijungiau prie Zinzino. Neprisijungiau nei vienos dienos, kai nepasakydavau, kad jūs turite valgyti daugiau skaidulų, tai yra labai gerai, kad reikia sumažinti itin apdoroto maisto kiekį, turėtumėte gerti daugiau vandens, turėtumėte tobulinti savo omega-3 statusą. O žmonės niekada man nėra atsakę, kad aš nežinau tokių dalykų, kad tos dalykus reikia žinoti, kad reikia vartoti visavertį maistą, šviežią maistą, kad aš nežinojau, kad kiekvieną dieną valgyti tortą yra blogai. Niekada man tokie žmonės tokių dalykų nesako. Žinojimo žmonėms netrūksta. Galite tiesiog išsitraukti telefoną, užduoti dirbtiniam intelektui klausimą ir jis tą patį atsakys. Taigi problema nėra žinių trūkumas. Problema yra veiksmų trūkumas. Tai yra tų veiksmų ir mes nesiimame veiksmų. Taigi turite vadovautis savo filosofiją, imdamiesi veiksmų. Taigi to testo vertė nėra tų skaičių žinojimas. Rezultatai parodo, kaip komunikuoja jūsų kūnas ir kokia yra jūsų mikrobiomo situacija ir jūs tą komunikaciją galite pakeisti. Tai yra gera žinia. Jūs galite tiesiogiai paveikti viską, kas ten vyksta teigiama linkme. Ir man patinka apie tai galvoti štai taip. Ar jūsų sistemas kalba apie jūs blogus dalykus jums už nugaros, kalba apie jūs blogus dalykus, ar sako tiesiog gerus dalykus. Taigi, ar jūsų sistema apie jūs kalba blogus dalykus, ar pasakoja gerus dalykus. O gera žinia yra ta, kad jūs galite tai pakeisti ir galite paveikti tą komunikaciją. Ir čia yra sprendimas. Jūsų bakterijos gamina mažiau PA ir vadinasi jūsų sistema nėra palaikoma. Jūsų dieta kol kas yra nepakankama. Pažiūrime į skaidulas. Visų pirma, tai yra insulinas, taip pat krakmolas, beta-gliukanai. Ar skamba pažįstamai? Ar mes esame jums siūlę tų dalykų? Kažkas pasakė ne. Kad ir kas tai būtų, ką jau padarysi, kad jūs taip savimi pasitikite ir tiek sakote neteisingą atsakymą. Ar mes jums duodame beta-gliukanų? Taip, nes tai treniruoja mūsų imuninę sistemą, šviečia imuninę sistemą, nesukelia jokio streso, mes užtikriname skaidulų vartojimą. Ir mes planuojame daryti dar daugiau, nes tai yra pagrindinė sritis, kad jūs turėtumėte daugiau alternatyvų. Ir jūs visą tai turite gauti iš savo dietos. Mes nesakome, kad mes viską už jūs sutvarkysime, tiesiog gerkite tabletes ir kažkokius miltelius ir gyvensite kaip koks kosmonautas. Ne, mes norime, kad jūsų dieta būtų pati geriausia pasaulyje. Mes norime, kad dieta būtų įvairi, būtų grindžiama pilnavertė mityba, kad būtų maistinių medžiagų. Bet tuo pačiu metu mes esame tikrai realistiški, nes žinome, kad tokią dietą užsitikrinti gali būti sunku.
laiku, ekonomiškai, geografiškai ir netgi jeigu tai darysite, vis tiek atsiras spragų jūsų mityboje ir mes norime tas problemas išspręsti, mes norime tas spragas užpildyti kitais dalykais. Įsivaizduokite, kad yra skaidulų grama. Vidutiniškas žmogus suvartoja 50% mažiau skaidulų negu reikia. Tai aš noriu ir mes norime, kad ta spraga būtų pašalinta. Vidutiniškas žmogus nieko nedarys. Bet jeigu aš pasakysiu į kiekvieną dieną į stiklinę įsipilk 2 šaukštelius šito produkto ir tą stiklinę išgerk, tai tada galbūt jis tai ir darys ir taip aš galiu išspręsti tą problemą. Tai gali būti, bet jeigu tai yra mityba, tai bus gal ančiuviai, gal tuna ar visi kiti produktai ir tuos produktus reikės valgyti kiekvieną mielą dieną, 7 kartus per savaitę, bet žmogus gali nesugebėti to daryti. Todėl galima išgerti kažkokį papildą. Tai pavyzdžiui, žolelės, žalia arbata, juodas šokoladas, kiti dalykai gali padėti subalansuoti omega-3 jūsų organizme. Žuvis ir visi kiti žuvies taukai ir visi kiti papildai. Irgi su tuo susiję. Pavyzdžiui, kava, aš jos čia neturiu, bet galima bus jos išgerti pačioje. Mes kaip įmonė labai koncentruojamės į žarnyną ir teisingai darome. Bet tai, kaip mes keičiame sveikatą pasaulyje, yra būtent pusiausvyros koncepcija. Ir įrodyta, kad omega-3 papildai yra labai svarbus. Mes praėjusiais metais išspausdiname straipsnį moksliniame žurnale ir ten ir mūsų tyrimai irgi įrodo, kad omega-3 pusiausvyra yra esminis mūsų sveikatos elementas. Ir kai kalbama apie žarnyno sveikatą, tai dar vienas iš principų, kuriais reikia vadovautis. Ir aš galvodamas apie tai pagalvojau, kad reikia padaryti daugiau. Aš parašiau knygą ir nusiunčiau leidyklai. Ir jau pasirodė pirmosios kopijos. Kokią knygą galite nusipirkti yra pačioje. Ir aš nežinau, ar mes tą knygą turėsime perspausdinti. Ar reikės išleisti daugiau tiražų. Ir ten yra knyga apie žarnyną ir apie omega-3, bet iš esmės tai yra 3 ramsčiai. Tai yra skaidulos, polifenolio, turtingi maistai ir omega-3 pusiausvyra. Jei jūsų rezultatai rodo, kad yra aukštesnis kinurininas, jūs turite prioritetą skirti poilsiui. Tuo pačiu metu eiti miegoti, įjungti šviesas, mažiau ekranų. Ir kalbant apie streso mažinimą, tai blogiausias dalykas, ką galite padaryti, atsigulti į lovą ir va šitaip žiūrėti į telefoną. Žiūrėdami į reklamas ar dar kokias nors bulvarinės naujienas. Jums to daryti nereikia. Jums reikia eiti tiesiog miegoti. Jums reikia įeiti į parasimpatetinę būseną ir užmigti. Leisti laiką lauke. Tai yra vienas iš geriausių vaistų. Būti gamtoje. Užtikrinti omega-3 pusiausvyrą. Vartoti uogas, žolėles, mažinti alkoholio kiekį. Ir aš gaunu daug klausimų apie alkoholį, gal todėl, kad esu airis. Jei alkoholis neegzistuotų ir mes jį išrastume šiandien ir norėtume gauti toksikologinę ataskaitą, tai alkoholis dabartinių testų nepraeitų. Jums pasakytų, kad jis yra gerai, jeigu jūs per metus išgertumėte tik tai 1 taurę vyno. Bet tai yra žmonių, kurie sako, taip,
raudoną vyną kiekvieną dieną gerti yra gerai. Taip, visą tą idėją, visą tą mitą remia vynuogynai. Bet eikime toliau. Fizinė veikla, fizinis aktyvumas. Ar tai būtų zumba, ar joga, ar dar kas nors, nesvarbu. Nepamirškite vaikščiojimo. Pasivaikščiojimo teikiamos naudos. Aš žinau, kad dar turiu porą minučių ir aš visada užtęsiu ilgiau, tai visi žino. Ir dar nežinote, kiek aš čia su jumis būsiu, bet kuriuo atveju prašau kantrybės. Aš šitos skaidrės neskaitysiu garsiai, nes tai būtų nuobodu, bet iš esmės tai yra patys geriausi patarimai. Čia yra kategorija, kam tai skirta ir efektas, iš kur tai gauta ir įrodymai ir viskas pagrįsta moksliniais tyrimais. Polifenolis, omega 3, stresas, miegas, fizinis aktyvumas, visa tai sustiprina mūsų mikrobiotą ir tai yra sprendimai, skaidulos, visa tai leidžia užtikrinti pusiausvyrą. Būkite ramus, dalyvaukite savo gyvenime čia ir dabar, nusisukite nuo blaškymą skatinančių dalykų, užtikrinti gerą mitybą, nagrinėkite įvairovę, vartokite papildus, jeigu jų reikia spragoms užkaišyti. Ir prisiminkite, sistemos sąveikoje tarpusavyje. Mes matuojame ne pačias molekulės, o tai kaip jos tarpusavyje sąveikauja, kad būtų užtikrinta gera imuninė sistema, nes jos kartu sudaro bendrą vaizdą ir palieka sistemoje tam tikrus pėdsakus, kurie rodo, kaip organizmas funkcionuoja. Mes nediagnozuojame, mes jums norime duoti jums tam tikrų funkcijų įžvalgų, kad jūs galėtumėte pastiprinti savo organizmą. Mes, ir aš ko gero vieną minutę viršysiu savo laiką, kai triptofanas patenka į mikrobinius indolus, kaip IPA, mes užtikriname bendradarbiavimą ir atsparumą ir pusiausvyrą. Kai per daug inurenino mes esame įsitempę, tai sukelia uždegimą. Ir jeigu laikysime pagrindinių principų, mes galėsime užtikrinti gerą tarpusavio dialogą tarp mikrobų, gerą sąveiką tarp procesų ir galėsime užtikrinti, kad galėsite būti veiksmingi ir išties žmogiški. Tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Ir tai yra Zinzino žarnyno sveikatos testas, tai yra mokslas paverstas žmogui suprantama kalba. Tai nėra kitai skirtas dalykas, tai yra vienas didelis žingsnis į priekį, kurio niekas nėra atlikęs per pastaruosius 20 metų. Tad labai